Gerbiamas klausytojau, džiaugiamės, kad pasirinkote dalyvauti ES finansuojamame Erasmus Plus projekte, kurio pavadinimas klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje. Šio projekto pagrindinis partneris yra Pamukkale's universitetas iš Turkijos. Taip pat projekto partneriai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Başkent universitetas, Süleyman Demirel universitetas, Budur Mehmet Akif Eroi universitetas. Visi šie universitetai atstovauja Turkijai. Krajovos universitetas atstovauja Rumunijai ir Lietuvai atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat projekto partneriai yra Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos ir asociacijos. Noriu Jums pristatyti antrąjį modulį elektrostimuliacijos srovės ir 2.7 submodulį aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija. Informaciją šiam modulį parengė dr. Mehmet Durey, atstovaujantis Süleyman Demirel universitetą, Sveikatos mokslų fakulteto fizioterapijos ir reabilitacijos katedrą. Šį modulį įgarsina Vaida Aleknavičiūtė Ablonskė, atstovaujanti Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedrą. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos istorija. 20 amžiaus pradžioje šios srovės pradedamos naudoti skausmui ir edemai suvaldyti. 1945 metais aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija sukuriama Dyna bangos pavadinimu. 1966 metais edemos valdymas vyksta aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija. 20 amžiaus 8-ajame dešimtmetyje intensyviai taikoma reabilitacijos procese ir aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės tampa veiksmingos, norint pagerinti pacientų fizinę būklę. Taigi, kokiegi yra aukštos ir žemos įtampos srovių skirtumai? Žemos įtampos elektros srovės pasižymi žema maždaug 150 voltų amplitude. Sunkiai skverbiasi į giliuosius audinius, norint stimuliuoti būtinos ilgos impulsinės trukmės srovės. Ir skatinama apytaka odoje ir kontraktilinėse struktūrose. Tuo tarpu aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės, joms yra būdinga 150–500 voltų srovė. Jos lengvai skverbiasi į giliuosius audinius, nekeldamos pacientui diskomforto. Taip pat vidiniai raumenų susitraukimai dėl trumpos fazės bei tik lengvas diskomfortas yra jaučiamas pacientui, kuomet yra taikoma ši stimuliacija. Apytaka odoje ir kontraktilinėse struktūrose skatinama mažiau. Ir apytakos ir venų grįžtamosios tėkmės gerinimas pasižymi per simpatinės sistemos aktyvumą bei pumpavimo ir susitraukimų palengvinimą. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės savybės. Šiai srovei yra būdingas 300–500 voltų įtampa. Ši srovė pasižymi dviem itin trumpais 7–200 mikrosekundžių dvigubais didžiausiais impulsais. Srovės vidutinis stimuliacijos laikas arba trukmė yra 100 mikrosekundžių. Poilsio intervalas 9990 mikrosekundžių, tai yra impulso poilsio laikas yra 1:99. Tai, kaip ir matote, yra pavaizduota pirmame paveikslėlyje. Vienfazis dvigubas didžiausias impulsas yra smaigalio formos. Srovės intensyvumas staigiai šokteli ir taip pat staigiai sumažėja. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės forma yra pavaizduota pirmame paveikslėlyje. Po pirmo impulso einantis antras ritmas užkerta kelią pirmo ritmo sukeliamam dirginimui. Nuo 1 iki 200 ritmų per sekundę dažnio aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės labai greitai pereina per odą ir dėl aukšto dažnio susiduria su mažesniu odos pasipriešinimu. Nepertraukiamos moduliacijos srovė dažnai pulsuoja 80–100 kartų ir pagal poreikį gali būti padidinta.
Todėl ši terapija yra gerai pakenčiama ir itin veiksminga, todėl ir plačiai taikoma reabilitacijoje. Taigi, impulsinės galvaninės srovės parametrų ypatumai. Srovės ypatumai tai yra vienfazis dviejų rūšių ritmas, kuriai būdinga greita stimuliacija, ilga poilsio trukmė ir aukšta įtampa. Audinių stimuliacija. Motoriniai ir sensoriniai nervai bei gilieji audiniai yra veikiami. Dažnis galima didinti arba mažinti pagal poreikį. Poliariškumas. Galima rinktis tarp neigiamo ir teigiamo poliarinio sužadinimo. Panaudojimas gali būti arba monopoliarinis, arba bipoliarinis. Rekomenduojama gydymo trukmė 30–60 minučių. Gydymo dažnumas 3–7 dienos per savaitę. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės poveikio mechanizmas. Ši srovė yra skirta stimuliuoti giliuosius audinius. Jie yra būdinga skausmo moduliacija ir paspartintas žaizdų gijimas. Pasireiškia aukšto intensyvumo trumpais impulsais, kurie motorinius nervus stimuliuoja anksčiau negu sensorinius. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliuoja nervus ir raumenis, stabdo atrofijos mechanizmą, didina fermentų aktyvumą, užtikrina izoliuotą raumens susitraukimą ir neleidžia vystytis raumenų atrofijai. Trumpa aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos impulso trukmė leidžia selektyviai stimuliuoti sensorinius bei motorinius nervus, tuo pačiu iš esmės apeinant skausmo receptorius. Srovė lengvai ir greitai prasiskverbia pro odą ir pasiekia giliuosius nervų ir raumenų audinius, taip užtikrindama nuoseklų audinių atsikūrimą. Aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė yra tinkama ir pragulų gydymui. Jos mechanizmas pasireiškia per šiuos kelius. Pirmiausia, tai katodinė stimuliacija užkerta kelią mikroorganizmo plitimui. Anodinė stimuliacija, sukurdama galvanotoksinį poveikį, skatina žaizdos gijimą. Tokiu atveju gyja ne tik odos, bet ir poodiniai audiniai. Taikant šio tipo stimuliaciją, fibroplastuose stimuliuojami DNR ir baltymų sintezė. Visa tai užtikrina greitesnį ir veiksmingesnį pragulų gydymą. Taip pat aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė gali būti naudojama vazomotorinių struktūrų, autonominių nervų ir lygiųjų raumenų stimuliavimui skatinti. Taip pat ši srovė efektyviai malšina neurogeninį skausmą bei blokuoja skausmo grandis po nervinio stimuliavimo. Atpalaiduoja giliųjų raumenų spazmus, stimuliuojant esminius taškus bei spartina žaizdų gijimą. Aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė taip pat yra veiksminga valdant skausmą. Tai veikia, kai centrinėje nervų sistemoje yra stimuliuojama opiatinė medžiaga, enkefalinas ir beta-endorfinas. Taip pat raumens motoriniame taške arba akupunktūros taške yra sukuriamas už skausmą intensyvesnis stimulas. Tuomet neskausmingi dirgikliai išskaidomi į skausmingų sensorinių skaidulų aktyvacijos sritis ir naudojant didesnius elektrodus galima daug veiksmingiau nuskausminti, stimuliuoti sensorines skaidulas. Specialus aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos panaudojimas. Tai ji gali būti panaudojama raumenų susitraukimams skatinti, kuomet reikia grąžinti raumenų jėgą iki veiksmingo lygio, kad būtų galima atlikti motorinius judesius funkcinius. Taip pat taikant ją yra skatinama ir sureguliuojama kraujo apytaka. Taip pat yra malšinamas skausmas ir mažinama edema. Yra spartinamas žaizdų gijimas ir nepasireiškia antrinės komplikacijos. Kalbant apie raumenų distrofijas, kai kyla klausimas, ar elektroterapiją galima naudoti, ar geriau jos nenaudoti, kuomet yra raumenų distrofija nustatyta pacientams.
Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija gali padidinti proksimalinių raumenų jėgą ir įsitraukimą į kasdienius judesius, tokiu būdu skatinant paciento funkcinį nepriklausomumą. Atsižvelgiant į raumenų distrofiją sergančių pacientų, kurie sudaro ypatingą pacientų grupę, kurios negalima pervarginti poreikius, aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacija galėtų padidinti raumenų jėgą, nesukeliant tokiems pacientams skausmo ar per daug jų neišvarginant. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės terapija gali būti taikoma ir atletams. Šios srovės neuroraumeninės poveikis yra panašus į rusiškos srovės sukeliamą poveikį. Siekiant geresnio poveikio raumenų jėgai ir ištvermingumui lavinti, gydymą rekomenduojama taikyti derinant jį su fiziniais pratimais. Taip pat aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė gali būti taikoma ir nejudiems pacientams. Nejudžių, o ypač insultą ar nugaros smegenų pažeidimą patyrusių pacientų pragulų profilaktikai. Apsauginis poveikis didinant aprūpinimą krauju, skatinant kolageno sintezę ir fibroblasto aktyvumą, taip pat lengvinant žaizdų gijimą. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės gali būti taikomas ir esant vidurių užkietėjimui. Šios srovės poveikio mechanizmas pasireiškia, kai yra stimuliuojama neuroendokrininiai nervai ir didina žarnyno judrumą. Padidėjęs spaudimas pilvo viduje, padažnėjęs neskausmingas tuštinimasis, sumažėjęs tiesiosios žarnos kraujavimas, edema ir deginimo simptomai pasireiškia pacientams. Sumažėjusi papilvės disinergija, padidėjusi papilvės raumenų jėga ir funkcija, visa tai susisumuoja ir padeda pacientams, kuriems yra būdingas vidurių užkietėjimas. Aukštos įtampos impulsinė galvaninė srovė gali būti taikoma norint permokyti raumenis po ortopedinių pažeidimų ar neurologinių patologijų. Raumenų permokymo procese, taikant šios srovės stimuliaciją, gali būti naudojama bipolinė technika ir padidinant srovę arba su pertrūkiais. Srovė, kaip ir sakiau, gali būti įvedama staigiais jos pliūpsniais arba srovė įvedama su pertrūkiais. Pacientai, sergantys dipleginiu cerebriniu paralyžiumi, gali lengviau kontroliuoti galvos judesius. Taip pat, taikant šią srovę, padidėja apatinių galūnių raumenų jėga, mažėja pacientų sergančių išsėtine skleroze nuovargis. Taikant aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliaciją, kaip gali ir turėtų būti jį panaudojama. Antrajame paveikslėlyje yra pateiktas pavyzdys, kaip aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės gali būti taikomos sumažinant raumenų spazmus. Tai yra priimtinas elektronų išdėstymas ir gydymo protokolas raumenų spazmams ir trigerinių taškų skausmų mažinti yra toks pat, kaip ir taikant žemo dažnio procedūras. Žaizdoms gydyti naudojami guminiai elektrodai. Na ir žaizdos vieta turi būti švari, žaizdą reikia apvalyti ir aptvarstyti sterilia marle. Taikant aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės terapiją yra rekomenduojama, kad elektrodo dydis būtų arba 4 cm ilgio ir 4 cm pločio, arba 5 cm ilgio ir 5 cm pločio. Monopoliarinė arba bipoliarinė technika yra rekomenduojama. Pasyvusis elektrodas 3 kart didesnė aprėptimi turi būti palyginti su aktyviuoju elektrodu. Ir pasyvusis elektrodas yra dedamas visuomet proksimaliau. Srovės intensyvumą reikia laipsniškai didinti iki paciento pakantumo ribos. Rekomenduojama gydymo trukmė 30–60 minučių. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos nauda. Tai yra taikant ją tikslingai stimuliuojami sensorinių ir motorinių nervų skaidulos. Leidžia greitai permokyti raumenis ir reabilituoti raumenis po atrofijos. Gydant raumenų nusilpimą ir atrofiją gali sukelti ankstyvą nuovargį. Žaizdoms gydyti patariama naudoti bent 5 dienas per savaitę.
ir malšinant raumenų spazmus arba lavinant jų jėgą patariama naudoti bent 3 dienas per savaitę. Nagi, kokiegi yra aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos privalumai? Pirmiausia, tai yra neskausminga ir selektyvi sensorinių nervų stimuliacija. Dėl žemos odos varžos lengva stimuliuoti giliuosius audinius bei nervus. Galima naudoti skirtingoms reikmėms, tai yra nuo žaizdų gydymo iki raumenų susitraukimo lavinimo. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės didina sąnarių judrumą, nes mažina skausmą ir edemą, didina mikrocirkuliaciją ir mechaninį tempimą. Tuo tarpu aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės trūkumams yra priskiriama, kad būtent šios srovės tipas sukeliami raumenų susitraukimai nėra tokie stiprus, kokius sukelia neuroraumeninė elektros stimuliacija. Aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės stimuliacijos šalutinis poveikis. Palyginti su žemos įtampos ir ilgų impulsų trukmės preparatais, dėl pakenčiamos trumpų impulsų trukmės sumažėja su cheminėmis medžiagomis ir karščiu susijęs šalutinis poveikis. Tai yra ilgalaikiam naudojimui tinkama terapija be jokio pastebimo šalutinio poveikio. Taigi šios srovės neturi arba praktiškai neturi šalutinio poveikio. Nepaisant to, kad jos mažai turi šalutinių poveikių, tačiau aukštos įtampos impulsinės galvaninės stimuliacijos negali būti taikomas, jeigu yra pacientui diagnozuotas osteomielitas, onkologinės ligos, jei pacientas turi širdies stimuliatorių, jei pacientė laukiasi, ir išoriškai vartojamos medžiagos galinčios dirginti žaizdą, užteršti audinius ar sukelti alerginę reakciją. Į ką derėtų atsižvelgti taikant aukštos įtampos impulsinės galvaninės srovės terapiją? Pirmiausia, tai elektrodų geriau nedėti ant ar aplink širdį, ant diafragminio nervo, miego arterijos ar ryklės raumenų. Taip pat būtina pagalvoti dėl jutimų sutrikimų turinčių vietų, odos vientisimo netekusių audinių. Ir gydymo metu reikia atidžiai stebėti epilepsiją sergančius pacientus. Šiam pristatymui paruošti buvo naudojami šioje skaidrėje pateikti literatūros šaltiniai. Kaip jūs matote, čia yra visi mūsų projekto partneriai. Dėkojame jums už tai, kad domitės elektrostimuliacijos nauda ir pritaikymo galimybėmis kineziterapijos ir reabilitacijos procese.